Taigi mano naujas projektas dabar yra šitą mini lėktuvėlį, visai mažiukais, 38 cm pločio wingspanas, jį paversti į autonominės misijas vykdantį lėktuvėlį, ką jis daro. Va. Jisai paspaudus 15 sekundžių įjungia tas mažiukas varikliukas. Vien žodžiu, visai fainas lėktuvėlis, 5 eurai iš Kinijos, va tokiam ateina, nusipirkau dar vieną. Lėktuvėlį dėsim vietoj to motoriuko, va šitą motoriuką, čia jis faina, kad atėjo iš karto su propeleriu ir su varžtukais. Po to bateriją dėsiu tokią 500 mAh nedidelį 2S, palyginus su pačiu motoriuku, pačiu lėktuvėliu, tai jinai gan, sakyčiau, taip normaliai atrodo. 2 mikroservukai, šitie yra mažesni negu ten tie 9 gramų, čia yra, man atrodo, 2 gramų servukai, bet tokiam lėktuvėliui per akis. GPS mažiukas M10, čia visai naujas GPS, dar tokio nebuvau dėjęs, bet žymiai mažesnis negu Beitanas, man atrodo, kainuoja labai panašiai ir dar plus naujesnė M10 mikroschema. Nu, greičio reguliatorius, tai toks didokas, kaip sakiau, bet, čia reikės kažkur jį priklijuoti, po to gal pakeisti į mažesnį, kai ateis. Ir viso ko smegenis, naujas SpeedyBee F405 mini kontroleris. Palyginus su pačiu lėktuvėliu, jisai toks vidutiniško dydžio, bet lengvas, tai čia aš galvoju jį va čia kažkur tai dėti. Dar reikės mažiuko imtuviuko, bet dabar neturiu, išimsiu iš kokio kito modelio, bet iš esmės visas šitas bildas yra šiandien. Ir ką, galima pradėti konstravimą.